šansas prieš jos pabaigą. Lukas Baranauskas, na, aišku, apšilti reikia. Pirmasis lietimas labai prastas. Na, čia šiauliečiai gali būti, kad netgi nespės išeiti į ataką. Raziūnas. Ir čia Šiaulių ataka. Birškys smūgiuoja ir 1-1. Štai taip. Na, dabar vėlgi klausimas, kiek buvo sužaista. Minutė buvo pridėta viena ir labai įdomu bus, bet Tomas Birškys lygina rezultatą ir tuo mums dar yra įdomiau antrajame kėlinyje stebėti futbolą, ką ir kalbėjau. Neįmuši tu, įmuša tau. Štai taip, Tomas Birškys 1-1, iš karto baigėsi pirmasis šių rungtynių kėlinys ir mes susitiksime po pertraukos. Vyriausių komandų 16 įvarčių įmuštų buvo prieš tai. Aš leidau, kuo tu į mane žiūri. 14 yra įmušę Šiauliai, na po to 16 Utenis. Dabar 17 kartų yra pasižymėjusi ir Kruoja. Ir čia smūgis į vartus ir įvartis. Muša dabar jau pakruojiečiai, lygindami rezultatą. Štai taip, nepavyko išmušti kamuolį kuo toliau Uteniui ir įvartis pelnytas. O įvarčio autorius atrodo Tomas Birškys. Jis muša ir lygina rezultatą. Bando Utenis išmušti kamuolį, nepavyksta to padaryti ir po to atrodo Birškys. Ypatingai jauni. Tiek Baravykas, tiek Raziūnas, tiek tas pats Žarskis. Pucevičius. Į baudos aikštelę, Beniušis. Ričardas Beniušis baudos aikštelėje, ataka tęsiasi, Aivaras Bagočius ir 1-0. Pakruoja muša įvartį, kuris yra įskaitomas ir tai yra Tomas Birškys. Po Aivaro Bagočiaus perdavimo Pakruoja išsiveržė į priekį. Beniušis gerai ten išsaugojo kamuolį, bandė pats verštis, nukrito, atmetė kamuolį ir paplojo Beniušis ten tribūnoje esantiems keliems gerbėjams. Na ir va tokia rungtynių pradžia. Gal ir netikėtai Pakruoja pirmauja. Nuo to turėtų būti turbūt, kad tik... Galkevičius Tautvydui Aliošiui. Daug buvo kalbų apie Tautvydą Aliošių, kad jis paliks galbūt Krujos komandą. Bet galiausiai liko ekipoje. Ir perdavimas į priekį, Tomas Birškys pobėga, smūgiuoja ir tai yra pirmasis įvartis šiandien. Tomas Birškys po tiesiog puikaus perdavimo iš aikštės gilumos. Tautvydas Aliošius, jeigu neklystu, lyg ir jis atliko tą tiesiog fantastišką perdavimą ir po to jau Tomas Birškys į tolimą į vartų kampą. Rezultatas 1-0 šeimininkų naudai. Šiandien šeimininkų teisėmis Panevėžyje rungtyniauja Krujos komanda. Na ir tai jaučiasi, nepaisant to, kad žiūrovų skaičius nėra pats didžiausias, bet žinot... Nu, kaip lietai viską daro Jarošenka. Delino tiesiog minant kulmuojam portugališką mokyklą, kamuolys perimtas. Sabanų Sporting klubui priklausantis ir paskolintas žaidėjas. Delino puikiai įsilieja į žaidimą. Ir čia jau kita pražanga, ataka tęsiasi, Birškys 3-0. Trečiuoju savo bandymu Birškys vis tik pralaužė ledus ir bravo Delino. Tik pasirodė aikštėje po minutės, sukurė įvartį, perimtas kamuolys, geras perdavimas, bravo šiam Portugalui. Ir Papšys grėvėsi už galvos, nėra nieko turbūt šlikščiau negu žiūrėti, kaip varžovai muša į tavo vartus. Toks gyvenimas, 3-0. Mes konstatuojam turbūt faktą, kad Kruoja šiandien be 3 taškų niekur čia neišvažiuos ir labai tikinama pergalė. Jeigu Granitas su Atlantu žaidė labai gerai, sakyčiau, nusipelnė tos pergalės. Ir Trakų buvo įrašyta 1200 gerbėjų, taigi tikrai didžiulis skaičius, žinant tai, kad ir vakar buvo dar netgi kalendorinė žiema ir netgi nepabūgo tokių oro sąlygų Klaipėdos Atlanto gerbėjai. Bagočius. Į baudos aikštelę, Birškys, smūgis ir 2-1 Tomas Birškys. Atkuria galbūt intrigą po perdavimo iš krašto. Aivaras Bagočius atrodo rezultatyvaus perdavimo autorius. Taigi dabar jau turėtų būti gerokai įdomiau, likus apie pusę dar antrojo kėlinio.
Ir Tomas Radzinevičius. 2 įvarčiai, Tomas Birškys, kol kas tikslus smūgis. Taigi šiandien įvarčius muša Panevėžyje tie žmonės, kurių vardai yra Tomai. Jankauskas. Viduryje išmaudo Vitukyną. Ir Andrius Arlauskas pasirengęs 17 numeris pasirodyti aikštėje. Bagočius į baudos aikštelę, smūgis ir muša įvartį po Bagočiaus perdavimo dabar Tomas Birškys. Jis pasižymėjo ir į Šiaulių vartus pelnė netgi, atrodo, porą įvarčių. Taip, rungtynėse 20-ame ture, 41-45 minutėmis. 2 kartus įmušė ir Nerijus Mačiulis, o dabar buvęs Šiaulių žaidėjas, tai yra Tomas Birškys, pasižymi ir Pakruojyje žaisdamas su Šiauliais. Darius Jankauskas keičiamas, Andrius Arlauskas aikštėje. Komandai. Šiandien anksti gana Kruoja išsiveržė į priekį po Roberto Veževičiaus įvarčio. Paskui padvigubino viską įpusėjus kelniui Nerijus Mačiulis. Ir galop trečią įvartį Kruoja pridėjo Veževičiaus, viską sukūręs individualių pastangų dėka. Beniušis Birškiui. Birškys per vartininką. Tomas Birškys. Puikus, techniškas, gražus įvartis. 4-1 ir vėl Kruoja susigrąžina 3 įvarčių pranašumą. Vartininkas išėjo iš vartų, o Birškys techniškai ir puikiai tiesiog muša šį įvartį. Labai gražiai Tomas viską išpildė ir ne veltui pirmajame kėlinyje sakiau, kad Birškys ta žaidėjas, kuris turi tos tokius žudiko instinktus, šties, kuris moka nukreipinėti kamuolį į vartų tinklą ir Tomui pavyksta. Labai svarbus ir psichologiškai. Žaidėjas Aivaras Bagočius kovoja su Karvulanu. Ir Alfredas Kroplas grąžins kamuolį į žaidimą. 41 rungtynių minutę. Kol kas rezultatas ir toliau yra lygus 0-0. Perdavimas arčiau vartų, smūgis ir tai yra pirmasis rungtynių įvartis. Tomas Birškys muša įvartį į savo buvusios komandos vartus. Tikrai ne vieną sezoną praleido būtent šioje komandoje Tomas Birškys ir prieš šį sezoną persikėlė į Kruojos ekipą. Na, dabar kalbant apie tą įvartį, ko gero gynėjai ir vartininkas irgi neišgelbėjo šioje situacijoje, nes tikrai neryžtingai dabar ko gero sužaidė Edgaras Mikšenas, kuris galėjo tiesiog keliauti ir pasimti kamuolį. Abu Bakro perdavimas į kraštą. Taip, 4 minutės yra pridėtos ir tiek laiko lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, sprendimas yra suprantamas. Vis dėlto ir pertraukėlė buvo, kai futbolininkai turėjo galimybę atsigaivinti. Čia smūgis galva ir dar vienas įvartis ir vėlgi Tomas Birškys įvartį mušo, o Alfredas Kroplas rezultatyvų perdavimą dabar atlieka. Kruojos komanda išsiveržė į priekį jau rezultatų 2-0. Štai taip, trūkteli pakruojiečiai. Ir dar kartą galima sakyti, kad vėlgi siunčia įvartį į Rūbinę. Negalima sakyti, kad tas vienas įvartis į Rūbinę pelnytas, dabar jau reikėtų sakyti, kad 2. Pozicijomis Alfredas Kroplas žaidžia dešiniajame krašte, kairiajame rungtyniauja Valdas Pucevičius. Čia ko gero nieko nuostabaus, tai buvo ir prieš porą metų. Donatas Trockis, vidurio gynėjas, kaip ir Radanfagas Abu Bakras. Atraminė saugo pozicija Andrius Arlauskas, čia irgi nieko nuostabaus. Roberto Veževičiaus dabar perdavimas ir pavojinga situacija. Pirmasis įvartis krinta, o įvarčio autorius yra Tomas Birškys. Gražiai dabar buvo Kruojos ataka. Visų pirma perdavimas iš krašto, kurį atliko Robertas Veževičius, jeigu neklystu. Na, po to be jokios abejonės buvo ir tas žaidėjas, kuris irgi laiku kištelėjo koją. Atrodo, kad Ričardas Beniušis. Ir po to ten gerai sužaidė tas pats Tomas Birškys. Kita vertus, Tomui Birškiui ko gero teko